Šiaip pas mane fermoje tvorų kaip ir nėra daug, bet aš nutariau vieną padaryti vidinį kiemelį su tvora, tokią akliną tvorą, kadangi noriu atskirti sidą nuo vištų, kad nesisant jų gloja pastoviai, jas gano ir panašiai. Tai sugalvojau padaryti tokią akliną tvorą prie vištidės ir atvykau į medžio bičių parduotuvę, patogi medienos parduotuvė, ir man dabar patars turbūt, ką man pasirinkti, kad tą tvorą susimontuoti. Aš turiu tokius matavimus preliminarius. Aišku, tai gyvas projektas, kaip pas mane dažniausiai ir būna. Pasibraižau kažką pusiau galvoje, na ir dabar jau pasikonsultuosiu, ką čia man reikia išsirinkti. Labas rytas. Labas rytas. Nežinau, kaip jūs vadin, medžio bitinai gal, ne? Vytaras, malonu. Iš tikrųjų, tai tokią tvorą noriu padaryti prie vištidės. Bendroje sumoje gaunasi su visais užmetimais 13 metrų tvora. Aš ją noriu padaryti akliną, be tarpų tarp. Be jokių tarpų. Be jokių tarpų. O lentas dengsit taip vieną su kita? Tai va čia norėjau pasitart, kaip mažesnė išeiga yra, nes tą tai aš irgi mėgstu, nes Skandinavijoje kažkas seniai pamatęs, tai man labai tas patinka, bet tai ar taip geriau daryti, nes tai dvigubai lentų daugiau reikia, ar ne? Ar daryti vieną vertikalę? 50% mažiau lentų gaunasi. Daugiau lentų, atsiprašau, gaunasi. Arba tada galim bandyti projektuoti, kad lenta per lentą. Nu tai viena prie kitos, vertikaliai. Jeigu vertikaliai, tai tada vis tiek, sakykime, dailylentės, bet tarpai būtų vis tiek kompensaciniai gravetai. Nu, truputį reikia palikti, ne? Kiek maždaug? Nežinau, 3 mm, kiek taip galima tarpelius palikti. Tada galima tą patį padaryti su siauresnėmis. Tiesiog lentučių bus daugiau. Bet aš prigimtinis tinginys esu, tai man, kad siauresnės lentos, tai daugiau sukt reikės, ne? Supratau. Tada iš platesnių, ką galiu pasiūlyti, tai tada labai jau plačios būtų. Galima iš tokių. Irgi tokie patys tarpai vertikaliai. Lenta, dailylentė pašiaušta specialiai yra, kad... Dažymui, jo. Taip, kad dažų daugiau išeitų ant jos, bet jinai... Ilgiau laikys? Ilgiau laikys, žymiai ilgiau. O čia kokia mediena? Čia yra skandinaviška eglė. O, eglė, gerai. Ir skandinaviška kokybė, aukšti reikalavimai, jokių nuokrypių, supakuota po 4. Gerai, tai šitą išsirinkom, reikia dar tų, kaip jie, statramšiai vadinasi. Taip, kadangi laukia, tai reikėtų impregnuotos medienos. Tai reikia ir turbūt, kiek aš skaičiau, kas 2 metrai to daryti statramšiai. Aš rekomenduočiau gal 1,5. Gerai, tai skaičiuojam 1,5, kad reikės daugiau skylių gręžti į žemę. Bet nieko, ką darys. Ir tada reikia dar tos skersinio. Skersinės lentos. Kadangi suksim tvorą, puikiai, manau, tiktų va tokį va. Skersinę lentą, prie jos galima sukti. Gerai. Arba galima naudoti storesnę. Bet gal šitą gerai, manau, tikrai. Čia visai nemažai tos medienos gaunasi, o jūs ir pristatyti galite ją man. Taip, mes samdom patikimą transportą, įvairų transportą, kuris pristato visoje Lietuvoje. Tai aš galiu viską dabar susitvarkom ir aš galiu laukti ramiai savo sodyboje, kada atvažiuos tą medieną. Pristatom plius minus per 1-3 dienas priklausomai nuo užimtumo, bet jum, manau, pristatytumėm per, rytoj gal net tikėtina, kad bus. Geras. Šiandien surinksim tikrai, bet kaip transportą. Puiku, tai kaip čia reikia sakyti, deal. Deal. Dėkui. Ačiū. Viskas užtrukau visai nedaug, 15 minučių, su labai sudėtingu savo projektu, su išieškotu brėžiniu. Sąskaitą gavau, apmokėsiu ir ryt po ryt pas mane atvažiuos mediena ir galėsiu pradėti gaminti tvorą nuo sido.